Žmonės palaikantis Man City komandą yra sveiko proto, ar jie nusipelnė pagarbos. Sveiki futbolo fanai atvykę į šį video. Šiandieną atsakysiu į žiūrovų klausimus apie futbolą ir palaikysiu tokią futbolo diskusiją. Tai prieš keletą dienų kėliau trumpą video, kur paprašiau jūsų užduot klausimus. Jūs uždavėt 7 klausimus ir aš juos atsakysiu ir mes padarysim tokią futbolo diskusiją. Savo nuomonę galite rašyti į komentarus. Į komentarus dar galite rašyti savo klausimus, nes juos atsakysiu sekančią savaitę. Erikas klausė, ką manai apie Valverde iš Real Madrido. Man jis toks žaidėjas, gal grubiai paimsiu, toksai, kur Real Madrido klubo nelabai vertas, bet kažko mažiau šiek tiek. Pavyzdžiui, kokio, nenoriu kažkaip įžeist, bet kokio Aston Villos, kažkokio tokio šiek tiek prastesnio. Ir jis man biškį toksai, kur nelabai aiškus, jis toks, kur ir toks ir gynybai pabūna, ir vidury pabūna, nelabai aiški pozicija ir nelabai toks aiškus, nežinau kaip pasakyti, nelabai aišku, ką jis gali palaikyti, nes jis ten būna, kartais iššauna šūvį, įvartį. Tai man Valverde toksai, nesakau geras žaidėjas, bet toks gal ne Real Madride, o labiau į kokį prastesnį šiek tiek klubą, nesakau labai prastą, bet į šiek tiek prastesnį klubą ir tada gal labiau geriau būtų. Tai tiek su Valverde. Džonse klaustukas klausė, kaip galvoji, kada Mančesterio fanas nusikirps plaukus. Šiaip sunku pasakyti, nes dabar neseniai buvo labai gera proga, bet prieš visą Hamą lygiosios buvo. Tai sunku šiaip pasakyti. Dabar šiaip Mančesteris gana gerai atrodo su to nauju treneriu, tai visko gali būti. Manau, kad ilgai laukti nereikės. Manau, maks iki vasaros užtruks. Tiesiog toks random spėjimas, spėju iki vasaros. Pertrauksiu tave šiame video. Tai ar tu matei mano socialinius tinklus kitus, kaip TikToką, Instagramą? Jeigu nematei, tai žiauriai daug praleidai, ypač šiomis dienomis, kai aš tiek daug keliu visur. TikTok'e tai dar, bent Instagram'e, aš tiesiog neturiu žodžių, tenai kokie skaičiai pas mane eina, dabar tiesiog matot turbūt ant ekrano, tiesiog insane skaičiai. Aš pats negaliu patikėti, jeigu ką, tai siūlau tikrai užeiti tenai ir gausite tiesiog papildomą kontentą, papildomą visko. Ir grįžtam į video. Žiogas 23 klausė, sveikas, labas, ką manai apie dabartinį Arsenalo žaidimą ir jei reiktų juos reikiuoti tarp all-time greats komandų, kur ją įdėtų. Arsenalo žaidimas aš šiaip nemačiau šį sezoną turbūt nei vieno geimo, kur matyčiau visą žaidimą, visą mečą, bet ką esu girdėjęs, tai kad jis labai toksai lėtas, taktiškas, toksai labai lėtas ir taktiškas ir tokio nelabai intriguojantis ir gal labiau iš taktinės pusės, o ne labiau iš kažkokio netikėtumo, kaip čia pasakyti.
tokio nieko labai netikėto nebūna, taktiško būna. Tai ar tai yra gerai? Nu, čia žiūrint pagal žmonės, čia kai kam gal patinka toks stilius, kai kam ne, daugumą jaučiu, ne, ypač kas visiškai nesidomi futbolu ir važiuoja tokį mečą, tai jam gal būna nuobodu žiūrėti. Aš ką manau apie tokį žaidimą, aš manau, kad Arsenalo žaidimas nėra blogas, nes matome dabartinius rezultatus, tai yra Premier lygoje pirmoje vietoje teibule, šitam čempionų lygoje irgi, man rodos, pirmoje vietoje, tai matome rezultatus gerus, tai reiškia, kad tai veikia, o jeigu jis būtų kažkur žemiau, kokiam 4 vietoj, tada bent galėtume pasiginčyti, nes tai gal neveikia prieš tam tikrus klubus. O dabar, kiek matome, yra gana geri rezultatai, kuriuos reikiuoti tarp all-time greats komandų. Šiaip sunku pasakyti, nes jie dar vis neturi, kaip bebūtų gaila, nei vieno čempionų lygos titulo, tada neturi Premier lygos, tiksliai nežinau. Gerai pagalvojau, tai pirmoje vietoje 100% būtų Real Madridas dėl jų rezultatų. Tada būtų Barcelona. Tai šiaip Arsenalą dėčiau 3 vietoj, 4 vietoj dėčiau Bayerną ir tada 5 vietoj dėčiau PSG. Apsauginės Paulius klausia, koks geriausias visų laikų vartininkas? Visai geras klausimas. Tai manau, kad geriausias visų laikų vartininkas yra Gigi Buffon. Tada 2 vietoj manau, kad, nors neklausia, būtų Casillas. Ir tada 3 vietoj, mano nuomonė, šiuo metu būtų Donnarumma. Bet su Donnarumma yra taip, kad kol kas jis yra 3 vietoj, bet jeigu pažiūrėsim į jo visą all-time, visą karjerą, tai tada galėtume pasakyti, kaip viskas bus, nes dabar jis atrodo tikrai labai gerai, PSG labai geras vartininkas buvo, perėjo į Man City irgi tikrai nėra blogas. Tai jo. Gervuksas klausia, Salah, Bruno Fernandesas, Hazard, Saka ir De Bruyne, išreitinguok juos nuo geriausių iki blogiausių. Šiaip, kai matau, neparašė vieno dalyko, apie ką aš pagalvojau, neparašė ar pagal dabartinę, kaip jie žaidžia, ar pagal jų visą karjerą. Tai pabandysiu pagal visą karjerą, nuo geriausio iki blogiausio. Tai pirmasis būtų Bruno Fernandesas, nes jis yra Portugalas, man Portugalija patinka, nors nėra gal geriausias žaidėjas iš visų, bent jau kiek aš žinau, bet tikrai yra neblogas midfielderis. Antrasis, man atrodo, yra geriausias iš visų, kiek aš žinau, kiek aš matęs esu, tai yra De Bruyne. Tikrai geri rezultatai, jo primas buvo Man Cityje labai geras, dabar aišku jau amžius kitoks. Toliau 3 būtų Salah. Kaip kraštinis puolėjas, tai man jisai gana prastas yra. Gana prastai dar žaidžia. Aš dar tiksliai nežinau, kiek dabar jie metų, bet pagal mane dar prastai žaidžia. Toliau būtų 4 vietoj Saka. Saka irgi tik 4 vietoj, todėl kad jis kažkoks irgi, bent jau kiek aš matau, daug įvarčių nemuša, yra prie puolėjų krašte.
nei kažkaip labai išsiskiria, nei kažkoks labai blogas, tiesiog toks vidutinis žaidėjas. Ir paskutinis žaidėjas yra Hazard. Jis yra man kažkur girdėtas, bet absoliučiai nežinau apie jį. Gal esu matęs, bet jeigu ir dabar matyčiau jo paveikslą, tikrai apie jį nieko negalėčiau pasakyti, tai dėja tenka dėti paskutinę vietą. Aivaras AT klausia, ar žmonės palaikantis Man City komandą yra sveiko proto, ar jie nusipelnė pagarbos. Jeigu taip iš visų klubų žiūrint, tai tas Man City toksai vidutinis būtų. Nu, jeigu aš išgirčiau, Man City palaiko, aš toks galvočiau. Nu gerai, nu, aišku, supratau. O žodžiu, būtų aišku, kokioje vietoje jis yra vidutinis. Nepalaiko to aukšto klubo, nes Man City ir ne kažkaip Premier lygoj labai daug pasiekęs, jis net Čempionų lygoj daug pasiekęs. Ir prieš Realą daug pralošęs, ir prieš kitus klubus. Tai tiek buvo klausimų šiandieną, tikiuosi patiko video. Užduokite dar klausimų komentaruose. Pasakykite, kokia jūsų nuomonė į šitus klausimus. Ir mes susitiksime jau greitai.